Sveiki visi 15 minučių ir sporto.tv.lt tinklalapių lankytojai. Sveiki visi krepšinio gerbėjai, jūsų dėmesiui tiesioginė vaizdo transliacija iš Palangos. Čia visai šalia mūsų yra Palangos Vanagupės viešbutis ir čia prasidėjo pirmoji Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treniruočių stovykla. Stovykla skirta pasirengti Europos krepšinio čempionatui Slovėnijoje. Čia susirinko geriausi 11, kol kas 11 rinktinės krepšininkų, prie kurių netrukus prisijungs dar 4 – Kšištofas Lavrinovičius, Jonas Valančiūnas, Vytenis Čižauskas ir Adas Juškevičius. Šiandieną čia prasideda ir tų konferencijų ciklas, dėl to, kad iš kiekvienos rinktinės stovyklos jūs galėsite stebėti po vieną tiesioginę transliaciją su atskiru rinktinės krepšininku. Tai reiškia, kad kiekvieną jų galėsite kalbinti ir rašyti klausimus visos tiesioginės transliacijos metu. Na ir šiandieną čia pirmoji mūsų pašnekovų tampa Martynas Pocius. Sveiki. Martynai, pirmoji diena buvo pirmadienį, antroji antradienį, šiandien jau trečioji. Ką nuveikėt? Ką sportuojam iš tikrųjų, nepolsiaut susirinkom, tai po truputį prasidėjo tas darbas ir jis jaučiasi, kad jau dirbam, nes jau po truputį pradeda tuos raumenukus skaudėti. Jau vis sunkiau iš tos lovos atsikelti ryte, taip kad ką sportuojam ir aš manau, tas krūvis vis didės, bet kol kas vyrai gerai pasiruošę. 15 minučių lankytojai šiandieną rašydami komentarus ten esančioje skiltyje tiesiog užpylė Martyną klausimais ir tie klausimai, noriu pagirti visą auditoriją, yra geri, praktiškai mažas buvo selekcinis darbas prieš šitą pašnekesį, klausimus galite ir toliau rašyti. Na, o mes pradėkime galbūt nuo esmės. Esmė šiuo atveju yra ta trauma, kurią buvai patyręs šiame sezone, ar ne, ir prireikė netgi operacijos, ilgos reabilitacijos. Ne vienas krepšinio gerbėjas klausė, kaip jautiesi? Tai kaip dabar, kol kas viskas yra tvarkoj, galbūt netgi ta reabilitacija, jinai galbūt netgi greičiau ir geriau ir sklandžiau ėjo, negu buvo prognozuota, bent jau tas ant kojų visas atsistojimas ir pradėjimas vaikščioti ir bėgioti tikrai anksčiau prasidėjo, negu galbūt daktarai prognozavo ar galvojo, kad bus. O dabar jau tas paskutinės savaitės, paskutinis mėnuo, tai jau yra tas lėtesnis procesas, dabar reikės įeiti visą tą, kaip sakant, tą jau rimtą žaidybinę formą, tą piką vadinamą. Ir tas, aš manau, jau bus sudėtingiau, bet kaip, jau galiu 100% sportuoti, jau viskas susitvarkė. Bet aišku, kadangi aš ir to kamuolio neliečiau gan ilgą laiką ir rimtai, taip po 2 kartų į dieną ar panašiai nesportavau gan ilgą laiką, tai aš manau dar tikrai užims to laiko įeiti į normalią formą. Na, mes čia prieš šitą pokalbį apžiūrinėjom tavo koją operuotai, ar ne? Vaizdelis kol kas dar toks kaip ir po ką tik, ar ne? Nu, randas ką. Ne, skausmų tokie minimalūs, bet jie, kaip supratau, kaip daktarai visi sakė, jie turi būti. Ir tai yra normalu, taip kad ką, o randas, ką randai sako vyrus puošia, tai pas mane labai jau per daug. Tai. Na, vaizdo konferencijos ypatingos tuo, kad čia klausimus pateikia ne sporto žurnalistai, kurie lyg ir nusiema visą atsakomybės naštą, o krepšinio gerbėjai, kurie tiesiog užpila įvairiais jiems įdomiais aspektais krepšininkus ir trenerius, kurie dalyvauja šiuose pašnekiuose. Ir čia klausimas apie Lietuvos Respublikos himną, kai jis skamba prieš rungtynes. Koks jausmas, kada gėda krepšininkai širdies susiėmė? Jausmas labai geras ir visą laiką, ypač prieš Lietuvos rinktinės varžybas, nes kartu gėda dar ir dažniausiai visi žiūrovai. Tai tikrai sukuriama tokia labai, sakyčiau, atmosfera tokia už širdies šiek tiek griebianti. Taip kad visą laiką tas himnas yra toks tikrai malonus prieš varžybas. Visa arena dažniausiai ypač skambiai išrėkia vardantos Lietuvos krepšininkams, tai sukelia papildomas energijos, motyvacijos. Jo, tas toks būtent užsivedimas prieš pat varžybas tikrai smagus yra. Ką tau reiškia atstovauti Lietuvai? Tai, aš manau, tas klausimas ir daug apkalbėtas buvo ir jis kaip ir visiems krepšininkams. Tai yra, manau, didžiausia garbė. Ir ar esi sveikas, ar esi ne visiškai sveikas, bet jeigu gali žaisti, važiuoji tą rinktinę iš tikrųjų net negalvodamas. Nes vis tiek tai ir garbė yra ir atstovauti savo šaliai, tai yra kažkas daugiau negu tiesiog važiuoji į rinktinę ar tiesiog į krepšinio kažkokią stovyklą. Nėra paslapties, kad tapai laisvuoju agentu, tai tiesa. Taip. Ir ko gero prasideda ne tik tai rinktinės stovykla ir pasiruošimas Europos čempionatui, bet tuo pačiu galvoji vis daugiau minčių apie tai, kur rungtyniausi kitą sezoną. Daug krepšinio gerbėjų klausė to paties. Žalgiris ar Lietuvos Rytas? Tai apie Žalgirį, apie Lietuvos Rytą vis kol kas nenoriu kalbėti, nes viskas dar kalbų lygiai yra ir, pavyzdžiui, tokio kažkokio konkretaus pasiūlymo ant stalo, kontrakto pasirašyti nieko kol kas dar nėra, tai aš manau ir net neverta apie tai kalbėti. Jeigu šiaip
kalbėti apie kontraktus, tai aš nežinau. Iš tikrųjų, galbūt netgi aš mąstau, kad aš pirmenybę teiksiu vis tiek galbūt Ispanijos klubams, žiūrėsiu kokią situaciją tenai. Jeigu jau nepavyks, tada jau reikės mąstyti, sėdėti ir žiūrėti, kas geriausia bus. Kodėl Ispanijos? Visų pirma, manau, nedaug kas prieštaraus, kad ten tikrai yra viena stipriausių lygų, būtent ACB Ispanijos lyga. Ir jinai, joje žaisdamas kiekvieną savaitę praktiškai žaidi kaip dar vienas Eurolygos varžybas. Ir man tas labai patinka, kad būtent yra kiekvienos varžybos, tu turi atsiduoti 100%, nes gali paskutinės komandos nuvažiuoti aikštelį ir tenai 20 taškų gauti, jeigu nežaisi savo geriausio žaidimo. Taip kad aš manau visų pirma pradedant nuo to, kodėl Ispanija, o po kiti dalykai, bet kaip pasakyti, sakau, kol kas norėtųsi dar Ispanijoje pasilikti, bet žiūrėsim, kaip bus, tikrai neatmetu jokių variantų, kaip gali būti. Sakau, dar aš apie tai ir net per daug nemastau, kai bus keli pasiūlymai ant stalo, kai galima bus rinktis, tada galvosiu. Dabar kol kas stengiuosi rinkti. Na, 15 minučių tinklalapio lankytojai prieš šią vaizdo konferenciją atrodo netgi susiplėkė komentarų skiltyje, kur turėtų rungtyniauti Martynas Pocius. Žalgiriniai, žaliai balti sako, kad Kaune, Lietuvos Ryto gerbėjai sako, kad Vilniuje, kiti štai sako, kad Martynui galbūt laikas į NBA ir buvo klausimų apie tai, ar norėtum rungtyniauti NBA lygoje? Nežinau, vėlgi, aš apie tai tikrai nebegalvoju, galbūt anksčiau būdavo tos mintis, bet bent jau dabar visų pirma sveikata svarbiausia ir dar kol kas noriu išsigydyti ir tik tada mąstyti. O ten kas liečia NBA, tai kaip sakyt, galbūt visų žaidėjų ta svajonė yra, bet kartais jinai, kai pamatai, kad iš tikrųjų ir Europoje yra ne taip blogai. Aišku, būtų kažkoks variantas, pasiūlymas, gal. Tada vėlgi, tada reikėtų mąstyti. O kaip bus, tai nežinau. Na, apie tos pasiūlymus irgi buvo klausimų. Ar yra NBA klubai į patį kreipėsi ir siūlė sutartį? Ne, tokios, kad būtų sutartis tikrai nėra buvę, bet tiesiog yra buvę daug tom vasarom tų pakvietimų nuvykti pas juos, pasirodyti, padirbėti, ar ten vasaros lygo, ar šiaip asmeniškai, o šiaip, kad pasiūlymų, tai ne. Vėlgi apie NBA. Ar žiūrėjai NBA finalą? Jei taip, tai kurią komandą palaikai? Kad taip keltis rytais ir žiūrėti naktimis, tai tikrai nebuvo, nes aš, kaip pasakyti, mes irgi tuo metu pačius finalus žaidėm. Žaidėm tada finalus Ispanijoje ir vis tiek buvo tas režimas ir pats individualiai asmeniškai sportavau, taip kad, kaip pasakyti, tik tai sekdavau žiniose. O kad palaikyti, aš nežinau, aš daugiau už Miami buvau. Kodėl? LeBronas? Nežinau, nebūtinai, kad LeBronas, bet man tiesiog patinka būtent tokios komandos kaip pavyzdžiui, pats LeBronas ar Miami Heat, jie turi labai daug tų žmonių, kurie nemėgsta būtent, dėl to, kad jie geri nemėgsta, bet nežinau, aš žiūriu viską iš kitos pusės, iš profesionalesnės pusės, kiek darbo žmonės įdeda į tai ir vis tiek. Tų gerų komandų žmonės mėgsta nemėgti, sakant, bet aš visiškai šitos žiūriu, aš nežinau, man tiesiog jų žaidimas galbūt labiau patiko, buvo vienas kitas pažįstamas, kurie toj komandai žaidė, taip kad vis tiek irgi palaikai. Krepšinio gerbėjai kviečia sugrįžti į Real stovyklą ir, čia ne visai tik tai apie Realą, bet vis dėlto, koks jausmas karališkajame klube turėti 7-ąjį numerį, kai tai taip pat yra ir futbolo klubo talismano Cristiano Ronaldo numeris? Tai tas 7 numeris, nežinau, su futbolo komanda, tai čia galbūt daug tikrai nesusiję ir tikrai ne dėl to rinkausi. Rinkausi dėl to, kad visą laiką 7 numerių žaidžiau, o ir tiesiog jis buvo laisvas būtent Realo komandai, taip kad net negalvodamas ėmiau. O tas 7 turi kažkokią istoriją? Tai kas be ko, mano tėtis, kai žaidė profesionalus krepšininkas buvo, kai žaidė savo karjerą visą laiką 7 numerį buvo, tai aš kai jau mažiukas buvau, aš jį sekiau, žiūrėdavau, eidavau varžybas, būdavau toks kleckas, iš šonį krepšį mėtavau, tai nuo pat pirmų, ko gero, varžybų dar Marčiulionio mokykloje iškart jau pasiėmiau 7 numerį ir taip jis išliko tiesiog. Kaip ir buvo galima tikėtis, prieš šią vaizdo transliaciją nemažai merginų tau patikė klausimą, kai kurios jų netgi pastebėjo, sveikas gražuoli, tavo nuostabi šypsena ir taip toliau, taip toliau. Ir apie šypseną kalbant, Rudy Fernandezas. Šitas žmogus Kaune sulaukė dėmesio po rungtynių Madride tarp Žalgirio ir vietos Realo. Ir klausimas apie patį Rudy Fernandezą. Koks jis ir kokie tavo santykiai su Rudy?
Net nežinau, kaip atsakyti dabar iš tą klausimą. Šiaip santykiai tikrai normalūs, kaip ir kiekvienoje komandoje, visi krepšininkai, visi komandžiokai tikrai normaliai sutarė. Ir neišimtis ir jisai yra, jis tikrai normalus žmogus yra ir kaip pasakyti. O kaip čia įvyko, tai aš tiesiog viską paprasčiau žiūriu, aš manau, kad viskas galbūt per daug buvo išpūsta, bet, galbūt dėl to ir tos varžybos įdomesnės buvo. Na, o patys Madrido krepšininkai irgi klausimas apie tai, ką kalbėjo po pirmųjų, po antrųjų rungtynių tarp Žalgirio ir Realo. Nes, Kaune skambėjo frazės, jas turėjo girdėti visi ir ne Madride įsiplėskė konfliktukas, ar sportinis pyktis ten buvo, sunku pasakyti. Bet pokalbiai užkulisiuose, tai įdomu krepšinio gerbėjams. Pokalbiai užkulisiuose, iš tikrųjų po pirmų varžybų tai daug nebuvo, nes mes laimėjome, mes tiesiog buvom, bet Realo komanda buvo tiesiog labai laiminga, nes tikrai buvo labai įtemptos, labai geros varžybos ir tie konfliktai iš tikrųjų net pasimiršo, nes kaip ir nežinau, iš Realo pusės galbūt netiek buvo, tiesiog tas neįsiminė. O po antrų varžybų tai vėlgi, aš kaip sakau, tos ir vienos ir kitos varžybos buvo velniškai geros. Ir tie visi konfliktai, kas buvo, ne tiek jie buvo svarbus, kiek būtent pasiektas rezultatas. Apie Madrido klubą klausimas. Treneris Pablo Laso, ko iš jo išmokai? Šiaip labai patiko man šitas strategas ir tikrai buvo geras treneris, ne veltui ir šiais metais gavo Ispanijos lygos geriausio trenerio apdovanojimą. Tai šiaip taip, kad atsakyti, kad kažko tenai išmokau, tai sunku atsakyti, bet tiesiog aš kadangi daug trenerių jau turės, vis tiek vertinu būtent šitą trenerį labai pozityviai. Kuo jisai ypatingas, kuo jisai skirtinis? Jisai žino kaip, nežinau, jeigu taip galima išsireikšti, jisai žino kaip prisitaikyti prie komandos, prie žaidėjų, kaip atrasti būtent tokį žaidimo stilių, kuris jiems geriausiai atitinka šios žaidėjus. Ir aš manau, būtent mūsų komandai praeitais metais buvo labai tas tinkantis, toks uraganinis, bėgantis stilius ir mes jį labai, sakyčiau, gerai išnaudojom. Ir visą tai tikrai yra tik trenerio dėka. Na ir ko gero, tai nėra sutapimas, kad Realas laimėjo pagaliau Ispanijos lygą, tiesa? Taip, aš manau, jau ir praeitais metais buvom labai arti to tikslo, bet šiais metais tikrai nenorėjom paleisti iš rankų būtent to čempionato. O Ispanijos čempionato finalo metu jau žinojai, kad paliksi Realą? Jo, nes mano kontraktas buvo 2 metai, tai jau būtų, nebent jie būtų naują sutartį pasiūlę, bet šiaip tai buvo viskas aišku, nes pas mane tik 2 metai kontraktas buvo, tai be jokių barnių, be nieko, tiesiog gražiai išsiskyrėm. Nutolkim nuo Madrido, esi gyvenęs Jungtinėse Amerikos valstijose, pastebi krepšinio gerbėjas, ar turi ateities planų ten grįžti, ar pasiilgai gyvenimo Jungtinėse valstijose, draugų, klimato, šypsenų? Kaip pasakyti, Amerika, aš tikrai apie ją teigiamai visą laiką atsiliepiu, nes tenai labai daug išmokau ir kaip pasakyti, vis tiek tenai 6 metai mano praėjo, tos, galima sakyti, paauglystės, jaunystės ir sakau, tikrai labai geri visi atsiminimai buvo. Tai aišku, kažkiek pasilgsi to, bet negalvoju, kad va čia kaip aš dabar pasilgau, kaip aš norėčiau grįžti. Ne, tai viskas tai yra praeitis, tai yra būtas tas etapas, o dėl ateities tai tikrai nežinau ir apie tai niekad negalvojau, bet, kaip pasakyti, tas gyvenimas toks yra, kad niekad nežinai, kur tavęs gali nublokšti. Todėl sakau, aš niekad nesakau ne, bet aš nežinau, kaip bus. Bet suprantu, kad NBA lyga, kaip ir pats minėjai, nėra ta vieta, kur būtinai trūks plyš turėtum atsirasti. Ne, tai jau ir amžius nebe 20 metų, kad dar galvotum apie tai. Dabar tiesiog visų pirma sveikata yra, o tada žiūrėt, kokia situacija. Daug krepšinio gerbėjų komentarų skiltyje diskutavo apie tavo ypatingą savybę krepšinio aikštelėje, tai yra gebėjimą aukštai šokti, gražiai krauti kamuolį į krepšį. Buvo daug šmaikščių klausimų, pavyzdžiui, vienas jų, ar neketini olimpinėse žaidynėse dalyvauti šuolyje į aukštį? Jeigu krepšinio rinktinė nepaimtų, tada reikėtų galbūt mąstyti, nežinau. Reikėtų sumastyti. Na, iš komentaro akivaizdu, kad ne vienas krepšinio gerbėjas norėtų sugebėti lygiai taip pat pašokti aukštai, gražiai grūsti kamuolį į krepšį ir buvo daug klausimų apie tai, iš kur, ar tai buvo specialios programos, ar daug mokys, ir tai yra tiesiog didžiulis talentas. Aš ir pats nežinau, aš tiesiog mąstau, kad viskas, ką turi, tai tikrai iš niekur neatsiranda galbūt. Tai aš atsimenu, kad aš vaikystėje labai daug šokinėdavau, strakaliodavau, man tėtis pakabindavo ten prie lubų teniso kamuoliuką ir aš kiekvieną kartą bandydavau siekti numušti, numušu, jis dar aukščiau jį pakabina. Tai
Tai būdavo tokių dalykų, aišku, ir galbūt tas kažkiek atsipirko, bet ir mano tėtis buvo krepšininkas, mama šuolininkė į tolį buvo, tai galbūt irgi tas iš dalies susideda, aš manau, galbūt viskas. O dabar tėtis dar pakabina kamuoliuką? Lubų tokių aukštų nebėra. Jau viskas, tai dabar galima virš vanagupės nebent šakinėti. Ne, dabar jau sveikata nebėta, dabar jau metai, tų metų daugėja ir, kaip pasakyti, operacija viena po kitos, taip kad dabar jau be reikalo nebešokinėja ir dabar jau prisižiūri, vis tiek su protu ir pradedi prisižiūrinėti. Jau metai, 27 bus dar ir tų krepšinio vasarų, beje, dabar laukia 4. vasara, jau vyksta 4. vasara su krepšinio rinktinė, laukia tau pačiam 2. Europos čempionatas. Prieš jį kokios emocijos, noras reabilituotis po tos dalinai nesėkmingo čempionato Lietuvoje, nori laimėti medalius, nori įrodyti savo vertę Madrido vadovams, kaip? Ne, aš manau, kaip pasakyti, kas be ko visą laiką norisi pasirodyti geriau, bet apie tuos galbūt rezultatus, kurie gali būti šią vasarą dar tikrai per anksti kalbėti, nes mes ką tik susirinkom, dar tik 2-3 diena yra, mes net krepšinio aikštelėje nebuvom ne vienos dienos, dėl to apie tai tikrai dar, aš manau, per anksti yra kalbėti. Aišku, mūsų komanda tikrai gera, jauna, ambicinga susirinko ir viskas tvarko yra, bet kaip sakyti, aš sakau, tikrai dar per anksti. Kas liečia asmeniškai, tai aš manau, mano tikrai kol kas tikslas yra pradžioje sveikata. Nes aš pats dar net nežinau, kaip viskas bus. Ar aš būsiu pasiruošęs, ar aš nebūsiu pasiruošęs. Kol kas viskas tvarko ir duok Dieve, kad tai būtų. Bet niekad nežinai, kas gali būti. Ir sakau, aš to krepšinio kamuolio gan ilgai esu nelietęs. Taip kad, sakau, viskas mažai žingsniukais. Sakau, dar kažkiek yra laiko. Tai stengsiuos mažai žingsniais į priekį eiti, pradžiai žiūrėti sveikatą ir po truputį galbūt įeiti tą krepšinio vadinamą formą. Nėra jokios abejonės apie rezultatus, apie žaidimą anksti kalbėti, apskritai apie bet kokią krepšinio konstrukciją dar anksti šnekėti, nes vyksta tik tai fizinio pasirengimo treniruotės. Kita vertus, su vyriausiuoju treneriu Jonu Kazlausku jau buvo galimybė pasikalbėti, pabendrauti čia stovykloje. Klausimas apie jį, ką galvoja apie naująjį rinktinės trenerį. Tai iš tikrųjų, kaip pasakyti, dar daug ir nebuvo tų pokalbių. Iš tikrųjų, vienas buvo toks pokalbis su komanda. Jisai komandai pristatė, kaip pasakyti, galbūt tas taisyklės vadinamas, visą kitą. Mes, kadangi dar aikštelėje ne vienos treniruotės nebuvo, tai tų ir tokių asmeniškų kalbų su treneriu nėra buvę ir dar, manau, per anksti apie tai kalbėti. O šiaip treneris, tai aš manau, jo pasiekimai už jį kalba, nes vis tiek daug pasiekęs, daugelį komandų treniravęs ir tikrai daug gerų rezultatų yra parodęs. Aš manau, tikrai yra puikus specialistas. Iki tol tau pačiam teko dirbti ir Lietuvos rinktinėje su Kęstučiu Kemzūra, ar ne? Dabar Jonas Kazlauskas. Jų lyginti nereikia. Tiesiog smagu ir įdomu sužinoti būtų Jonas Kazlauskas įžanginėje kalboje. Turėjo kažkokių išskirtinių pasisakymų, negirdėtų galbūt elementų? Ne, galbūt ta kalba tiesiog trumpesnė. Buvo trumpesnė, konkretesnė. Ten galbūt kažkiek tų komandos taisyklių buvo iškart įvesta ir viskas. Nebuvo galbūt tiek daug visokių bairiukų tų vadinamų, viskas rimčiau, konkrečiau ir tiek. Taisyklės, kokios jos? O negaliu kalbėti. Bent jau tokių porą. Porą elementarių, žinokit, irgi negaliu pasakyti, nes jau pamiršau visas. Žodžiu, laukia darni vasara. Bet kuriuo atveju, šiemet Lietuvos rinktinės kandidatų sąraše yra kur kas mažiau žmonių. Apie konkurenciją irgi buvo nemažai klausta. Ji natūraliai šiek tiek mažesnė, bet ar yra dabar galbūt juntamas kažkoks tai geresnis, operatyvesnis produktyvumas, kada yra 11 šiuo atveju žmonių, o ne 23-22? Aš manau, kad yra produktyviau, nes vis tiek jaučiasi ta jau komandos vis tiek tas ir branduolys ir būtent komandinė dvasia, nes kai 20 plus žmonių būna, tai vis tiek jaučiasi tas toksai, kad dar kažkokia stovykla ir tų žmonių begalė ir nežinau, o dabar kažkaip jau jaučiasi vis tiek komanda. Čia toks įdomus dalykas, kad kai mes sėdam kalbėti, tai kažkas pradeda žaisti tenisą arba pjauti žolę. Jo, ką padarysi? Kaip galvoji, mūsų grupėje, kuri komanda bus stipriausias varžovas, kas gali mesti rimčiausią iššūkį, ko reikia labiausiai baimintis apie tą B grupės kolektyvą? Makedonija, Juodkalnija, Bosnija ir Hercegovina, Latvija, Serbija ir aišku Lietuva. Tai aš manau, stipriausi varžovai mums, aš manau, be jokių klausimų turėtų būti serbai. Bet vėlgi, visos tos ex-Jugoslavų komandos, jos visos yra stiprios, jos visos turi gerų žaidėjų, taip kad tikrai nesu viena neturėtų būti lengva būti. O tai, kad tokiam ex-jugoslaviškam baliui mes ten siautysim B grupiai, gerai ar nelabai Lietuvai? Vat ir nežinau, iš tikrųjų pasimatys, nes
Kol kas mes prieš Makedonus dar kol kas tas 2 varžybas tokias esam žaidę ir nesam laimėję, bet tikiuosi bus proga atsirevanšuoti. Ar grupės rungtynės su Makedonais, na dabar taip užbėgant įvykiams už akių, ar tikrai bus tas revanšas? Ne, tas neatstoja to, kaip pasakyti, ką jie mums padarė, kiek to žalos, kaip sakant, įvedė, bet vis tiek, jos jau dabar nugalėti be jokių kalbų reikia. Martynai, buvai patyręs labai rimtą traumą, linki tau pasveikti šis krepšinio gerbėjas ir tokių linkėjimų buvo labai daug. Kiek apskritai krepšinio žmonės, krepšinio gerbėjai, vaikščiojantys galbūt čia Palangoje, sutinkantys tave patį, tų palinkėjimų perduoda? Palangoje mes visų pirma daug nevaikščiojom, tai taip ir nepavyksta pasikalbėti su paprastai žmonėmis, bet šiaip aš tikrai jaučiu tą palaikymą ir ypač iš savo šeimos ir iš giminės ir šiaip iš draugų. Jie visi linki pasveikti, linki, kaip pasakyti, tos sveikatos ir sėkmės ir tas labai smagu yra, kai jauti tą palaikymą. Sveikas gražuoli, su kuo iš rinktinės draugų galėtum eiti į karą? Savaime suprantama, klausimą pateikė mergina. Į karą, čia būtent kokį karą? Kaip sako, su šitu žmogum galėčiau eiti į žvalgybą. Tai sakykime taip, po pabūklais galėtum pabūt. Tai aš manau, iš tikrųjų, kaip noriu sakyti, kad su visais, nes mūsų ta komanda ir eis būtent Europos čempionatas bus tas mūsų karas. O manau, geriausias pavyzdys tai yra būtent mūsų kapitonas Robertas Javtokas, su kuriuo aš manau kiekvienas žaidėjas norėtų būti šalia jo bet kokioje akimirkoje. Tai reikia suprasti, kad su Robertu Javtoku, nes apie tai yra ir klausimas, būdamas užsienyje daugiausiai ir bendravai. Ne, nebūtinai. Tarpsime, kaip pasakyti, užsienyje būdamas. Kada dar žaidėjai Realo komandoje ir kalbėdavaisi su Lietuvos krepšininkais? Palaikydavau iš tikrųjų, kaip pasakyti, ryšį su daugeliu ir su Kuzminsku, ir su to pačiu Robertu. Ir su visais tikrai surašydavai, tiek su Mantu, tiek su Jonu Mačiuliu, nes vis tiek žaidžia, būna laiko susirašai, bet taip, kad, kaip pasakyti, jau kai klubuose žaidi, tai nėra to laiko, kad susirašinė ir ten Skype kalbėsi po pusę valandos, taip nėra, bet kažkokį minimalų ryšį su visais palaikai. Klausia apie staigmenas, kurių gali būti Europos čempionate. Kaip galvoji, kurios iš tų vidutinių krepšinio rinktinių galėtų pateikti staigmenėlę ar mesti iššūkį grandams? Na čia vėlgi, čia aš manau tikrai per anksti dar kalbėti, nes net nežinom galbūt visų tų sudėčių, kas atvažiuos, kas bus veiki ir taip toliau, bet aš nežinau, aš manau visą laiką tokia galbūt Didžiosios Britanijos komanda tikrai gali nustebinti, nes vis tiek jie turi tokių labai neblogų žaidėjų ir jeigu jie žais kaip komanda, įtraukiant tuos gerus žaidėjus, tikrai gali, aš manau, daug komandų nustebinti ir lygiai ta pati tikrai ne vidutiniokė, bet, pavyzdžiui, Turkijos komanda, aš manau, kad bus tikrai labai geros sudėties ir jie tikrai gali toli nužengti. Klausia, o ar Ispanija po tokių gausių netekčių gali būti vadinama čempionato favorite? Aš manau, jie vis dar tikrai gali būti laikomi favoritais, aišku, nėra gal Gazolio, Ribakos ar Navaro, kurie tikrai yra kertiniai žaidėjai, bet toj komandai yra tiek daug aukšto lygio žaidėjų, kad tikrai bet kuris iš jų gali imtis atsakomybės o dar tuo labiau, kai juos sudedi visus kartu, tai tikrai aš manau, be jokių klausimų jie dar vis vieni favoritų. Martynai, pats spėjai su Lietuvos rinktinė sužaisti Europos čempionate, pasaulio čempionate, olimpinėse žaidynėse, pats žaidėjai klubuose, kurie rungtyniavo Eurolygoje, ACB lygoje ar ne, daug galingų varžovų teko sutikti, praktiškai viso pasaulio krepšininkai buvo tavo kelyje kažkuria vienokia ar kitokia prasme. Ir klausimas apie tai, kurį iš jų buvo sunkiausiai dengti? Čia geras klausimas, aš nežinau, iš tikrųjų galbūt pats sudėtingiausias žaidėjas, kurį teko dengti, tai manau daugeliui tas greičiu neprilygstantis, tai Tony Parkeris, nes kai prieš Prancūziją žaidėm ir man reikėjo prieš jį išstovėti priešais jį, tai tikrai buvo sudėtinga užduotis. Ta prasme, atrodo dar jis prieš tave, paskui jau žiūri, kad kitur, ne? Jo, arba parodo vieną judesį ir tu jau ten, o jis jau ten, tai tikrai yra įspūdingas žaidėjas. Amerikiečiai tokių fenomenų neturi kaip Parkeris? Ne, kas be ko turi ir jau kai prieš amerikiečių žaidži, tai tada visi žaidėjai yra tikrai superiniai, galima taip išsireikšti. Ir tas pats Lebronas įspūdingų duomenų ir Carmelo Anthony ir Kevinas Durantas ir gali vardinti juos visus iki vieno. Bet šiaip, sakau, tokių, kur asmeniškai teko dengti, tai man tikrai yra įstrigęs Tony Parkeris ir jo būtent tas staigumas.
Daug krepšinio gerbėjų išreiškė susižavėjimą tavimi, vieni net ir pastebėjo, kad esi mėgstamiausias jų žaidėjas. Štai ir Domas sako, Martynai, neslėpsiu, esi mėgstamiausias mano žaidėjas. Ir mano klausimas yra, ar stebėjai 1999-aisiais Žalgirio ir Kinder finalinė dvikova? Jei taip, kuris epizodas labiausiai įstrigo atmintyje? Kad stebėjau, tai tikrai žinau, nes tada, manau, visa Lietuva stebėjo būtent tas varžybas. Ir aš aišku, dar mažas tuo metu buvau, dar kiek, 13 metų ko gero buvo. Ir dabar tik kažkokie maži epizodai kažkiek įstrigė į atmintį, bet tokių, kad epizodų kažkokių, tai jau atsimenu galbūt tik tai, kaip buvo Žalgiris iškėlęs taurę į viršų ir džiaugiasi, ir su jais džiaugiasi visa Lietuva. Pats, kai gavai Kauno Žalgirio komandos pasiūlymą, tai buvo kažkas ypatingo, kažkas neįtikėtino? Buvo smagu, nes iš tikrųjų buvau kaip tik po Amerikos, buvau po universiteto ir, sakyčiau, toks buvo pats smagiausias, priimtiniausias pasiūlymas ir kažkaip kaip tik labai norėsiu Lietuvoje žaisti po Amerikos, taip kad labai džiugu, kad buvo toks pasiūlymas. Vėlgi apie šypseną. Minčia. Tavo labai graži šypsena. Kieno ji? Mamos ar tėčio? Močiutės, man atrodo. Močiutės? Jo. Martynai, ką gali pasakyti apie Kauno Žalgirio ir Vilniaus Lietuvos Ryto gerbėjų priešpriešą? Aš manau, tai yra natūralu, tai yra visam sporte, visose komandose, tai yra, ar tai imsi Realą Barceloną, ar tai imsi Rytą Žalgirį, ar tai imsi dar kažką. Ir tai yra, aš manau, tai yra sporto dalis. Ir aš tikiuosi, kad, kaip pasakyti, galbūt kartais tai ir per toli nueina, kaip, tarkim, kokioje Graikijoje, kaip Panathinaikos ir Olympiakoso fanai jau šiek tiek per toli nueina, bet jeigu tai yra proto ribose, tai aš manau yra normalu. Na, kaip ir pats pastebėjai, turbūt jau perėjom prie tų tokių paprastesnių klausimų ir netgi 3, jeigu gerai suskaičiavau, buvo apie Lino Kleizo šukuoseną. Net nežinau, ką pridurti, galbūt visai komandai reikėtų taip pabandyti. Linas gal ir žaidimą bus pakeitęs, kaip atrodo? Nu, tai matysim sekančią savaitę iš tikrųjų. O šiaip kokie komentarai buvo iš komandos draugų? Ne, kad labai niekas tai, aš manau, dėmesio nekreipia. Čia galbūt mes lietuviai kaip tauta esam, mes viską kažkaip sugebam pastebėti ir viską sugebam pakomentuoti, bet šiaip tai aš manau, iš tikrųjų net per daug nepastebėjau, tai pasikeitęs, nu tai ką, kiekvienas iš mūsų gali pasikeisti. Kadilakas, Martynai klausė, ar paspaudėjai trasoj važiuodamas į Palangą? Ne, dabar kai važiavau nespaudžiau, dabar ramiai savo važiavau, nes laiko turėjau, dar senelį Raseinius užvežiau, tai iš tikrųjų savo ramiai mėgavausi. O kodėl Kadilakas? Rinkaisi tarp kokių automobilių, pavyzdžiui? Nežinau, aš tiesiog buvo mano galbūt tokia, sakyčiau, tuo metu, prieš 2 metus, kaip prieš Madrido Realų, buvo mano tokia galbūt svajonė, nes aš tą mašiną buvau tą automobilį pastebėjęs vieną kartą ir man jis labai įstrigo ir aš net galvau, kad Europoje tokių automobilių nėra, bet taip gavosi, kad yra pasirodo ir tiesiog taip fainai pavyko, kad tiesiog nusipirkau. Kągi, šiandieną čia po truputėlį mūsų pašnekėse laikas artėja pabaigos link, net nenorim per daug laikyti tavęs paties, ko gero laukia ir poilsis, ar ne? Poilsio, taip. Koks tas grafikas dabar krepšininko čia Palangoje? Labai paprastas, visos dienos vienodas. Atsikeli pusryčius, pavalgai pusryčius, eini treniruotę, grįžti iš treniruotės, nusiprausi, tada pietus, tada pasnaudi, tada važiuoji treniruotę, vėl pavalgai, eini miegoti. Nėra galimybės pailsėti, išeiti kažkur tai... Kad ir net nėra noro iš tikrųjų, galbūt bus viena laisva dienelė, tada galbūt kažkur ramiai pasivaikščioti savo bus galima, bet dabar, kai po 2 treniruotės treniruojamės, tai iš tikrųjų norisi tik to miego ir tiek. Su kuo kambaryje gyveni? Su žmona savo. O visi taip krepšininkai, kurie ir antrų pusių neatsivežė? Taip. Pirmosios stovyklose visą laiką po vieną gyvenam. Tiek Druskininkuose būdavo praeitais metais visais, tiek Palangoje visą laiką kol kas po vieną. Lyg ir Jonas Kazlauskas minėjo, kad vėliau nebebus galima antrųjų pusių vežtis, blogai tai ar ne? Ne, tai aš manau, čia tik ta pirma stovykla, kaip visą laiką būdavo 1 ar 2 stovyklos, o po to ką, aikštelėje darbas prasideda, tai viskas reikia rimtai. Aišku, ir dabar rimtai tikrai žiūrim, bet tiesiog, jeigu galim, atsiveži, o dabar ką, po savaitės jau prasidės tas komandinis darbas aikštelėje.
Kągi Martynai, nebelaikau, ačiū labai už pašnekesį. Dėkui labai ir jums. Ačiū žiūrėjusiems, 15 minučių ir sporto.tv.lt, dėkoja tiems, kurie pateikė klausimus. Na, turėkite galvoje, kad visų klausimų pateikti mes negalime, jų yra daug, bet kiekvienos treniruočių stovyklos metu vis kitame mieste mes organizuosime po vieną tokią konferenciją ir jūs vis dar turėsite progą pateikti savo klausimą ir išgirsti atsakymą, pavyzdžiui, jeigu šiandien atsakymas nenuskambėjo. Aš Karolis Tiškevičius taip pat su jumis atsisveikinu ir sakau iki kito susitikimo šią krepšinio vasarą.